Nebejoju, kad kiekviename projekte rastume veiklų, kurios reikšmingai įtakoja tiek projekto eigą, tiek galutinį rezultatą. Gerą dieną žiūrovams, esu Vidas Vasiliauskas, Teamhood projektų valdymo sistemos kūrėjas ir šiandien svečiuose turiu Saulių Šimkonį, projektų valdymo praktiką ir akademiką, kuris padeda Lietuvos organizacijoms geriau valdyti savo projektus. Labą dieną, Sauliau. Labą dieną, sveiki. Tai mūsų tikslas šiandien yra pakalbėti apie kritinio kelio metodą ir nieko nelaukus, aš manau, reikime tiesiai prie reikalo. Pradėkim nuo, vis tiek mes turim padaryti patį esminį dalyką, paaiškinti žiūrovam, kas tai yra, Sauliau, kuo paprašiau. Kritinis kelias. Tai technika, jis skirta tvarkaraščiams valdyti. Tam, kad galima būtų pasakyti, o kasgi yra svarbiausia šiuo metu projektuose. Na, kai projekte vyksta visko, ten keičiasi dalykai, užduotys yra susipynusios, kažkas nori pavėlinti dalykus ar pankstinti, norėtųsi, kad kažkas pasakytų, nekreipdėmėsi čia viską iš eilės, koncentruokis į tai, nes va ši užduotis nulems, ar tavo projektas bus laiku ar vėlos. Tai kritinio kelio technika būtent tai ir pasako. Jei jį būtų išrasta dabar, turbūt ją priskirtų dirbtinio intelekto atmainoms. Labai įdomu, man tai kaip pačiam kaip vadovui skamba, ar galima laikyti kaip prioritizavimo įrankiu? Taip, vienareikšmiškai, nes vadyboje mes visada prioritizuojame bent jau savo laiką ir kritinis kelias pasako, kuri užduotis yra aukščiausio prioriteto mūsų termino pasiekimo požiūriu. Tai čia vos neimt galėtum kiekvienam projektui ir naudot, bet aš kaip visada sakau, velnės slypi detalėse, tai pačiam vis tiek dirbant įvairiose organizacijose tenka visko pamatyti, tai yra turbūt, kur tikrai verta taikyti šį įrankį ar metodą, jeigu galima taip pavadinti, bet galbūt yra, kur absoliučiai net nevertėtų galvoti. Tikrai, gal eikime atmetimo būdų, nes kiekviena technika, kiekvienas įrankis kažkur yra geras, kažkur perteklinis. Neverta naudoti tuo atveju, mes turime vienu metu vieną užduotį vykstančią. Tai nėra čia ką labai galvoti ir skaičiuoti, vieną pabaigiam, vykdome sekančią. Kitas atvejis, kada neverta naudoti, jeigu yra lygiai rešiai vykstančių užduočių, tačiau pats tvarkaraštis yra pakankamai nesudėtingas, ten 14 užduočių ir mes tiesiog matom jį. Tai nereikia čia jokio stebuklingo įrankio, kuris mums pasakytų, kas čia bus. Tiesiog matom savo akim ir darom. Tai virtuvės renovacijos projekte geriau nenaudoti kritinio kelio metodą. Kai jau pažiūrėtume, žiūrint, ką reiškia kokia virtuvė ir kokia ten renovacija, aš turbūt, kad susidėliočiau. Vis dėlto. O tais atvejais, jeigu tikrai daug daugiau negu 14, tvarkaraštis sudėtingas, užduočių vyksta lygiai grečiai nemažai, kažkas keičiasi, susipynė, vėluoja, tada jau reikia įrankio, kuris padėtų prioritizuoti ir pasakyti, į ką šiuo metu svarbiausia kreipti dėmesį, o ką galima kuriam laikui palikti. Čia skaičiai buvo paminėti, aš manau, labai svarbus dalykas, mes dar prieš pradant šį įrašą kalbėjome, kas yra sudėtingas projektas skaičiais. Taip, jeigu daugiau nei 150 turbūt užduočių, aš jau sakyčiau, kad intuityviai nepavyks nusakyti, į kurią dabar koncentruotis, tai yra kritinio kelio, sunku bus jau surasti. Turbūt, kad apie tai užduočių skaičius. Ok, užsirašom šitą. Einant toliau, tada turbūt vėlgi skirtingose organizacijose pasitaiko įvairių kuriozinių situacijų ar bandant pradėti, galbūt dar gerai neišmanant, padaromas elementarios klaidos, kurių galbūt galima būtų išvengti. Gal galima konkrečių pavyzdžių, kas pačiam, nežinau, neseniai buvo matyta projektuose, ar pasikartoja galbūt dažniau negu norėtųsi. Pasimokytumėm iš svetimų klaidų visi. Pradedant dirbti su projektais, dažna klaida būna, kad matau tvarkaraštį, kuriame užduotys tiesiog kabo ore. Taip sakant, jos yra nesujungtos tarpusavyje. Tai reiškia, kad vienai užduočiai vėluojant nėra įtakos tiesioginiai matomos kitoms tvarkaraščio užduotims. Kai pakalbu su projektų vadovu, sakau, o kas bus, jeigu vėluos, tada išgirstu tokį burtažodį, kad ne, tai šitą užduotys juk negali vėluoti. Ir net ir projektų savininkas tai patvirtina.
Bėda, kad realybėje tai nelabai atsižvelgia. Ir mes pamatysime, kokia bus įtaka nuo to, kad įvėluoja, bet pamatysime per vėlai. Nes jeigu jos yra sujungtos, mes galime matyti, su kuo reikia persitarti. Na, kaip pavyzdys, jeigu ten koks nors vėjų jėgainės įrengimo projektas, kur reikia atvežti betoną už daugiau nei 500 000, na, reikėtų kiek labiau iš anksto žinoti, kad ten reikia pavėlinti arba jau galima pankstinti, nes kitu atveju, na, jį gal ir atveš, bet turėsime daugiau švaistimą, nei kažkokį tai efektyvų darbą atliktą. Tai yra kritinis kelias ir parodo, kaip į ką mums reaguoti ir kokie bus scenarijai, jeigu kažkas tai keičiasi arba į vieną, arba į kitą pusę. Jeigu nenorim išpilti už 500 000 betono į griovį, būtų gerai turėti priklausomybės ir be abejo iš anksto žinoti, kas turi nutikti. Padėtų tikrų metų. Taip. O man dar kilo mintis beklausant apie tas, kad užduotis kabo ir nėra priklausomybių, o čia nėra netyčia pasiekmė projektų valdymo naudojant Excelį, kuriame neegzistuoja tokie dalykai kaip sujungimai. Na, žmonių fantazijas, nusispalvint, skaičiukai susidėt. Gal čia kažkaip susiję? PowerPointas, Excelis, Excel'e galima ten įprogramuoti kažkokius tai elementus, bet turbūt, kai mes pradėjome nuo paprastų projektų, tai buvo tiesiog kabančios užduotis ir to užteko. Tiesiog, nepastebėjome, kad kol buvo ten 14 užduočių buvo tvarkoj, ten 23 vis dar tvarkoj ir staiga atrandame save, kad jau yra 128 ir tą ribą kažkaip mes paleidome ir nebegalime pasakyti, kas dabar labiausiai įtakoja. Aišku, ir tada čia skamba kaip natūrali evoliucija projektų valdymo nuo pirmo žolės stiebelio iki jau išvešėjusios organizacijos. Bet turbūt yra tokių, kurie dar nenaudoja kritinio kelio ir aišku, mes ir tikimės, kad padėsime geriau suprasti, kaip tai pritaikyti. Tai girdžiu, kad reikia pasiruošti šiek tiek namų darbų, priklausomybę susidėti. Kas būtų tie tokie gal 3 svarbiausi dalykai, gal jų daugiau yra, ką privalo organizacija pasidaryti, kad galėtų sėkmingai pritaikyti kritinio kelio metodą. Aš gal pradėsiu nuo netechninio elemento. Kai tik tai pradėsime dirbti su kritiniu keliu, gan greitai paaiškės, kad tvarkaraštis ten nelogiškas, atrodytų keistai susidėlioja ir norėsis viską mesti. Tai labai padeda, jeigu turėsime kolegą ar mentorių, su kuriuo nuspręsime, kad kartu mes judėsime šito keliu ir nusiteiksime, kad pirmus porą kartų gal nebus viskas puikiai. Labai padeda tas palaikymas ir gebėjimas susigaudyti. Na ir vėliau, kai jau tą sutarėme, įrankio pasirinkimas. Kad įrankis būtų patogus, nereikėtų su juo kovoti, o jis padėtų iš tikrųjų dirbti. Intuityviai gerai galėtų kertinius elementus parodyti, įskaitant ir kritinį kelią, ir tą atsargą laiko, tas float arba slack angliškai kalbant. Na ir kai tai turime, pasirinkti tinkamą projektą. Neverta pradėti pirmą kartą nuo paties sudėtingiausio, turbūt reikėtų tokį, kuris yra labiau suvaldomas ir projekto pabaiga gali būti visai geras toks objektas, nes jau užduočių netiek daug, bet lygiagrečiai vykstančių tam pakankamai yra, mes jau suprantame priklausomybės, nes jeigu pačioje pradžioje dar jos tokios migluotesnės, į pabaigą jos yra aiškesnės ir vertė pakankamai aiški visiems. Čia labai įdomi mintis. Manęs dažnai klausia klientai, kurie pradeda diegtis projektų valdymo sistemą, nori kažką pagerinti, pakeisti savo kasdieniuose procesuose, tai kurioje tai vietoje geriausia pradėti? Ar čia paimti naują projektą, kur viskas švaru, dar gražus kiemas, ar paimti visą portfelį, kad būtų standartai iš karto nustatyti. Bet nebuvo pirma mintis, kad paimti be pasibaiginti projektą, nes iš tikrųjų ten turbūt ir skubos daugiausia sąskaita, tai reiks išrašyti projektą, tai reikia užbaigti, sukurti vertę. Ir nauda iš karto labai pasimato. Na ir tuomet, kai užsirinkome tą objektą, kas toliau belieka, tai tvarkaraštį sudaryti tokį, kuriame būtų priklausomybės atspindėtos. Tai yra ne tik tai, kad jos lieka projektų vadovo galvoje, išimant tą burdažodį, kad ši užduotis negali vėluoti, priklausomybės sudėliotos, kad kai kažkas linksis, štai tokia bus įtaka ir mes tuomet galėsime greitai sureaguoti tame projekto intensyviame etape.
man, aišku, ne pirmą kartą jau girdžiu kritinio kelio gerasias praktikas, bet labai, labai geros įžvalgos, Sauliau, ir aš tikiuosi ir žiūrovai sužinojo, gal net ir susidomėjo tie, kad pabandys pritaikyti, girdėdami apie vertes, bet lygiai taip pat dar beklausant įdomi mintis peršasi, mes va dabar sėdim, kalbam apie tai, kad ir priimam tai kaip už gryną pinigą, jog organizacija geba planuoti, turi susidariusi tvarkaraštį, ar galės jį susidaryti ir turės tinkamus įrankius, o gal pasirinks, jeigu jam bus sudaryta galimybė. Bet vos ne likusi pusė mūsų industrijos ar bendruomenės projektų valdymo sėdi agile disciplinose ir metodologijose, kur tas toks ilgalaikis planavimas į priekį kaip tik nėra taip smarkiai skatinamas ir sakoma, geriau susidėlioti teisingai prioritetus, o jau tada tose matricinėse organizacijose komandos pačios nuspręs, kaip geriau išpildyti tuos prioritetus. Gal tokį greitą komentarą, o šiaip tai paliktumėm kitam epizodui, jeigu bus pakankamai susidomėjimo. Aš sakyčiau, kad čia verta atskiro pokalbio, nes tokia ilgesnė galbūt tema, bet Agile iš tikrųjų yra labai geras tose vietose, kur mes turime iteracijomis vystamą produktą. Tai yra IT daliai projekte, bet projekte gan dažnai būna ne tik IT dalis. Ten atsiranda ir kitų dalykų. Gerai, tai taip ir padarykim. Ačiū labai visiems žiūrovams, kas nusprendė pasidomėti naujais, o gal ir netokiais naujais dalykais. Mes būtinai lauksime jūsų komentarų, ką norėtumėte išgirsti. Jeigu mūsų paskutinė aptarta Agile versus ilgalaikis planavimas tema atrodys įdomi, duokite žinot, mes su Saulium susitiksim ir dar tikrai pasikviesim vieną svečią, kuris ir Agile disciplinas kaip praktikas atstovautų. Tai produktyvaus laiko ir dar kartą dėkui už puikias žinias, Sauliau. Dėkui, iki.